Sveikas, labas. Ką tu? Sveiki visi. Ogi čia aš, Karolis, kurie nepažinote, labą dieną, malonu susipažinti. Jo, šiandienos vlogas bus gan vėl tų prie rimtųjų vlogų, kažkas panašaus. Tiesiog pasakysiu savo nuomonę apie tai, ką manau ir važiuojam. Jo, šiandienos video vlogą pakalbėsiu apie tai, ką matote parašytą pavadinime, apie svajonės, norus bei jų išsipildymus, apie galimybės ir kažką panašaus. Tai kiekvienas nuo mažumos mes turime kažkokių svajonių, ne visi jie išsipildo ir kai augame vis senesni daromės, mes suprantame, kodėl jie neįsipildo ir kai galime tai padaryti, kad jie įsipildytų. Tai mūsų mąstymas yra gan didelis. Ir jisai dauguma priklauso nuo kitų aplinkinių bei kitų žmonių, kurie yra aplinkui tave. Tai yra tėvai, draugai, šiaip aplinkiniai ir žmonės, kuriuos jūs matote gatvėje. Tie žmonės daro labai netgi didelį įtaką jums bei jūsų mąstymui. Pavyzdžiui, kai jūs esate mažas, jūs galvojate, o aš norėčiau būti prezidentu, norėčiau būti kokia žvaigždė, norėčiau būti klaunas, norėčiau būti gaisrininkas. Taip, nežinau, kiek tame yra tiesos, bet mano manimu viskas yra pasiekiama. Pavyzdžiui, dabar, kai pradėjau kurti video vlogus, man žmonės rašo, oi, pažiūrėk šitą video, ką padaryti geriau, ką padaryti kitaip, kad mane žmonės žiūrėtų. Iš tikrųjų, pasakysiu, tie žmonės, kurie išpopuliarėja, iškyla į dangumas ir panašiai, jie turi pasiūlyti kažką unikalaus bei originalaus. Tai yra savaime aišku. Pavyzdžiui, paimkime visų nekenčiamą Justiną Bieberį. Taip, jūs galite manęs dabar nekęsti apie tai, ką pasakysiu, galite kęsti, čia jau jūsų nuomonė. Tai va, Justinas Bieberis buvo pats pirmas vaikas iškilęs aukščiausiai dangumas per patį trumpiausią laiką visame pasaulyje. Jo, žinau, yra daug heiterių, kurie sako, ai ten Justinas Bieberis šūdas ir visaip kitaip, ten keikia, nekenčia jo ir panašiai. Bet tai, manau, yra didelis pavydas ir tiesiog nereikia pavydėti žmonėm tai, ką daro. Tarkim, jūs norite tapti kokiu dainininku ir taip išplisti, kaip tarkim tas Justinas Bieberis išplito, galimybės yra visur. Jo, Justinas Bieberis išplito tiesiog nuo paprasčiausių video YouTube'e, kuris jis kelia, o kas neleidžia jums kelti video, gal ir jūs būsite pastebėti. Pavyzdžiui, tėvai sako, tu niekados netapsi žvaigžde. Aplinkiniai sako, tai yra neįmanoma, nes tu neturi pažinčių, neturi draugų, kurie yra iš tų aukštumų. O aš pasakysiu, ne, jums jų nereikia, jūs ir patys tai galite padaryti. Na, manau, visi žinote tokį multiką, filmuką Toy Story. Užtikau internete tokią vieną sensaciją. Vienas vaikas, manau, su tėvų pagalba sukūrė Toy Story. O kaip jisai ją sukūrė, tai yra nuėjo į parduotuvę, nusipirko visus Toy Story žaislus, taip nusipirko visokius tapetus, iš plasmasės pasidarė scenas visas, kokias buvo Toy Story. Ir su tėvų pagalba jisai nufilmavo visą kiną Toy Story pirmąją dalį. Ir šis video per tas 3-4 dienas jau surinko 3 milijonus peržiūrų. Šitas žmogus, kas sukūrė tą video, bus pakviestas į kokį nors įrašų studiją ar kažkas jam atsidarys duris į kažkokias platybės. Ir čia yra faktas. Taip, aš nesakau dabar, kad jūs visi ten tapsite žvaigždėm, jeigu ten sukursite kokį nors video. Bet ką aš noriu pasakyti, tai yra, kad viskas yra įmanoma, tik tai reikia didelio noro, bei šiek tiek pagalvoti. Taip, jeigu jūs norite ką nors pasiekti, neklausykite labiausiai, ką kiti sako. Jeigu jums, aišku, yra dabar 13, 14, 15 metų, jūs gali būti ir netapsite tą žvaigždę, kaip sakoma. Bet jūs va niekados nepasiduokite, galvokite, ką jūs galėtumėt padaryti, kad jūs būtumėt pastebėtas. Na dabar pastūmus tą temą į šoną, norėčiau pakalbėti apie kūrybingąją pusę šio kanalo. Taip, kadangi skaičiau komentarus vakar ir buvo vienas iš komentarų, kad norėtų kažką kūrybingo pamatyti šitame kanale. Taip, duosiu jums dabar tokią trumpą apžvalgą šio filmuko. Jisai yra nelabai ilgas ir duosiu jums kokias kelias sekundės tai pamatyti. Ir jeigu norite jo pamatyti daugiau, tiesiog parašykite į komentarus. Na ir klausimas, ar norėtumėt pamatyti jūs šitą visą filmuką? Būtinai parašykite į komentarus apačioje. Na ką žinau, šitas video vlogas gal nėra labai daug žinių duodantis. Per šitą video vlogą aš jums norėjau duoti kaip ir tokį žodį, bei atverti jūsų akis, kad visi takai yra atidaryti jums. Nepasiduokite, ką aplinkiniai sako ir darykite tai, kas manote jums yra geriausia. Ir kaip visą laiką tam kartu tiek. Norit pamatyti magiją, žiūrėkite. Ha, žiūrėkite. Opa!